Seksualinių mažumų eitynės už lygybę. Renginys per plauką nevirto riaušėmis, kai įsiaudrino eitynėms nepritariančių žmonių minia. Lūžo apsauginės tvoros, į pareigūnus iš minios skrido įvairūs daiktai, akmenys. Didžiulės policijos pajėgos šukuoja aptvertą ir griežtai saugomą teritoriją dar gerokai prieš prasidedant pirmosioms Lietuvoje seksualinių mažumų eitynėms. Netrukus į renginio vietą pradeda važiuoti pirmieji autobusai, iš kurių lipa plakatais ir vaivorykščių simboliką nešini eitynių dalyviai. Man kažkaip savaime aišku, kad turi būti toks paradas ir tuomis yra svarbus, o kai jau pradėjo čia tie visi ginčai vykti tokie klaikus ir tie visi homofobiniai išpoliai, tai tada pasidarė jau trigubai svarbiau ateiti čia ir padalyvauti. Man asmeniškai tai yra antras po sausio 13 renginys, kuris yra toks svarbus mano pilietiniam gyvenime. Tai yra pasipriešinti visą šitam grasinimui, tikrovės iškraipimui, vaizduojant šitos žmonės, kurie čia yra pavojingais gyvuliais ir nežmonėmis. Dalyviai renkasi Neries pakrantėje, kuri yra iš visų pusių aptverta ir saugoma policijos. Į paradą atvyko ir būrys užsieniečių. Miestiečiai renkasi iš tolo stebėti eitynių kitapus upės ir prie tvorų. Eitynių dalyviai tikina jautėsi saugiai. Visiškai nebaisu, aš atėjau čia kaip pilietis stovėti už savo teisės ir jų ginti. Jeigu jisai neapgins šitų teisų šiandien, kitą dieną jisai, būdamas mokytojas, studentas, pensininkas ar darbininkas, gali atsidurti toje mažumoje, kurios teisės bus lygiai taip pat pamintos. Renginiui įsibėgėjus ima kilti neramumai iš tvorų. Priešiškai nusiteikusi minia laido įžeidimus ir šūkaloje nepritarinti paradui. Ne mažumos čia eina kalba, bet eina apie iškrypimą tautos. Kitoje aptvertos teritorijos pusėje policija turi dar daugiau darbo. Minia keikia jau ne tik seksualinės mažumas, bet ir jai kelia pastojusius pareigūnus. Iš minios skrenda dūminiai užtaisai, akmenys ir kiti daiktai. Akimirkomis nepadeda net ir tvora paleista elektros įtampa. Staiga 10 vyrų įsiūbuoja ir pralaužia apsauginį užtvarą. Į teritoriją įsiveržia 2 eitynėmis pasipiktinę ir galimai riaušės kurstė Seimo nariai Petras Gražulis ir Kazimieras Uoka. Viešosios tvarkos nesilaikančius parlamentarus išsiveda policija, likusią minią tramdo ašarinėmis dujomis. Priešiškai nusiteikusiems gyventojams eitynių nutraukti nepavyksta. Kelias valandas pasilinksminę ir paleidę į dangų šimtus spalvotų balionų, parado dalyviai išsiskirsto. Netrukus pasišalina ir eitynėmis pasipiktinusi minia. Policijos duomenimis per renginį sulaikyta 19 žmonių. Kai kurie iš jų bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn už tai, kad akmeniu sužeidė fotografą, kiti už tai, kad atsinešė ir naudojo dujinius ginklus ir dūminės granatas. Policija ketina kreiptis į teismą ir dėl Seimo narių Gražulio ir Uokos jie esą galimai kurstė riaušes. Mes peržiūrė visą video medžiagą ir įvertinę parengsim medžiagą į teismą ir šitus Seimo narius prašysim bausti pagal administracinę atsakomybę. Iš viso, jeigu ne šitie 2 mūsų piliečiai, renginys būtų iš viso čia praėjęs be incidentų didelių. Policija žada, kad vakare mieste patruliuos sustiprintos pajėgos. Iš viso sustiprintos policijos pajėgos eitynių metu ir po jų valstybei kainuos apie 200 000 litų. Sostinės katedros aikštėje bendrai maldai rinkosi seksualinių mažumų eitynėms nepritariantys gyventojai. Melstis susirinkę žmonės reikalavo ir valdininkų atsakomybės. Homoseksualių asmenų eitynėms nepritariantys žmonės Vilniuje rinkosi prie katedros kartu pasimelsti. Keliasdešimt žmonių kartu su monsinjoru Alfonsu Svarinsku